Мы все трудолюбная работа еще. Alio? Alio, labas vakaras. Labas. Tave trukdo radijos stotis ZFM iš Vilniaus. Radistai Jonas ir Rolandas. Kaip laikaisi? O aš kur? Oi, atsiprašau, ir Justas. Ar jūs tai radistai? No. Tu čia tipo tą, kur rašiau pasimatymą, ne? Taip. Dar. O tai ką man reikėtų sakyti? Nu, o tu kuo užsiemi? Kiek tau metų yra? Man yra, dabar 24 greit bus. Ir kuo tu gyvenime užsiemi? Aš servise pas pusbrolį dirbu ir, ta prasme, garažą ten turim, ne servise. O, tai gal tu užsiemi mašino taisymo? Ta prasme, padangas keičiam ten. Aha. Ar iš kur esi? Iš Mažeikių. Aišku, tai tvarkoj, klausyk. Giedriau, tuomet mes duosime tau minutę laiko. Ir... Giedrelis. Giedrel, tai mes tu duosime minutę laiko ir tu per tą minutę pareklamuok save taip, kad kokia nors merga paskambintų pagidautinai iš Mažeikių į mūsų eterį ir tau vakare duotų. Ai, nu gerai. Tai žodžiu, minutė tiksi, tik tak. Ok. Karočią, ta prasme, ne karočią, yra taip, tipo, jeigu yra kažkur tai laisvų mergų iš Mažeikių, tai ką aš sakau, grinai galite atvažiuoti su tavo mašiną pas mane į garažą su pusbroliu, Vytauto gatvėje, ten grinai už Maksimos pasuk ir mes kuo gražesnė merga, tuo pigiau padangas pakeisim ir guolius visus sutvarkysim. Jeigu tau nebarš guoliai, ta prasme, jeigu tau nebarš guoliai, tai tu geriau net nevažiuok pas mumis tu guolių tvarkys. O jeigu tau barš guoliai, tai atvažiuok pas mumis ir mes tau tos guolius sutepsim. Ir tu galėsi būti suteptais guoliais, tai vaikščius paviesas, sakai, sutepė mano guolius, ne? Tu nueisi į mokyklą, sutepsi guoliais, tai kas sutepė. Sakys, Pala, Giedriukai! Ką? Turiu tavo mergaitę jau. Palauk reikia. Labas. Labas. Alio. Pabendraukit. Nu, labas. Labas. Jūs kuriasi? Gerai, o tu? Aš gerai, o tu? Sakau, iš kuriasi, o ne gerai, o tu? Mažeikių. Iš kokios mokyklos? Kokios dar mokyklos? A tai nedavaikščiai, o kokią šūlę baigiai? Jie pasėjo, užsitrioklino. Nusakirdysi barškančiais guoliais. Giedrelį, palauk dar, nepralesk vilties. Dar iš Mažeikio, aš manau, vis tiek. 8524110 toks yra mūsų studijos telefonas. Jeigu yra moterų, kurios yra beprotiškai susižavėjusius Giedreliu, tai jūs esat velkomis. O aš nebejoju, kad jų yra pilni Mažeikiai dabar šiuo metu. Giedreliai, kokie yra tavo hobiai? Mano hobiai yra eiti į Mažeikių klubą Transdance ir susakyti balkonės staliuką ir tada žvengti iš visų lokelių. Mes turim dar vieną skambutį dabar čia, žinai? Gerai, davai. Nu, davai. Nu. Alio. Alio. Ne, žinok, aš padariau šiek tiek gudriau ir pakėliau ragelį pats. Ai, Ir buvo taip. O, Giedrelį. Nu. Palauk, neprarask vilties. Rolas su kažkuo tai kalba telefonu jau dabar. Giedrelį, po kiek padangas keičiat? Dabar yra viena padanga tipo tam. Eina, savo kiek daug. Giedrelį, tai man atrodo, ant tavęs yra pasimaišysios jaunos merginos, kurios neturi dar automobilių net. Kame čia bėda? Tai tegu atvaro su skeitu. O skeito guolius irgi keičiat. Su skeitu. Rolikų, ten skeito, viską keičiat. Rolikų guolius su keiteliuosim vietom greičiau niek. Ta prasme, visokiu atveju, kad ir kokią priemonę turi važiavimo, guolius pakeisite laisvai, ne? Giedrelė, tau sakė kas tas, kad tu esi maladėts? Sako, aš irgi Giedrelis, tas ane, kur į Mažeikas gyvent, tas tai maladėt. Ot mane, žinai, ne, kur čia žvengi. Normaliai, tai aš irgi sakau, kad maladėt. Ne, normaliai, patilėk. Ir tipo bairis, ane, Mažeikas varau per Maksimą. Jeigu nieks už manęs neužkliūn, tai draugeliai sako, maladėt esi. O jeigu užkliūn, tai kučiai žvengi. Girdi, prikolistai, radistai. Prikolina, ane, tipo.
Agirdis, Gedrelė, turim kažkokį pašnekovą. Turim čia. tą emociją. Alio, labą dieną. Gedrelį, Nu, ar pakeistų mum golius? Agirdis, čia irgi vėl prikolinė, ne, iš manęs. Ne, aš iš Mažeikių irgi. Mažeiką, ne, aš Taip. tau dantis iškapuosiu, tau sudėsiu guolius vietoj dantų. Bet tai tada geriau valgysiu, slidžiau lis. Kas tau lis? Nu, tai tas, kas lenda, nu. Kas čia sveikti, Virnelė? Ai, iš balso tai kaip gėjus atrodyt ir paskambinau, nu, suklydau, atsiprašau tada. Malalietkam duodu pasireikšti. Ačiū, viso gero. Tai iki naktinę parduotuvę nusipirk pūslę, atsisuka kamštelį, suplak dar prieš tai, kad daugiau putų būtų įkaišiu kaip pūslę, gerai? Sako, ir kaišė kaip pūslė. Gerai, Ne, Gedrelė, maladėts esi, girdi. Radus, tai maladėt esat, gerai užprikolina tenai. Ar tu Girdat, paskambinkit kam nors ir išdurkit ką nors. paprikolint, tipo? Nu, tipo, kažką, sakyk, darau iš policijos, šiandien kažką mokatis ten gerai. Gedrelė, tu klausai radijos stoties ZPFM apskritai? Nu, šiaip, kol traukė, dar klausiau, dabar per intiką dažniausiai. O kokios tau dar laidos patinka? Man tas pats patinka, supranti? Aš žiauriai patinka? Ar ją patinka? Ei, draugai, mano, pristatau visiems mūsų kitam laido gale laidos Mantas pats, herojus Mantas. Labas, Mantai. Diena visiems, labas vakaras, čia iš tikrųjų normalus Mantas pats skambina savo draugeliams, prikolistams, prikolindiškelį. Mantai, ko tu užsiemi dabar? Ką, kuo užsiemu? Nu. Dabar užsiemu stovėjimo Maksimos aikštelį ir laukimų pokalbio pabaigos. Kur tu eisi, ką veiksi šiandien? Su biškimis birpelėliaus anedžipo, pritelikėlį, atsigulęs. Supratau? Na, gerai. Nice. Mes tau pavydim. Palauk, gal čia yra merga, gal kažkokia, tai palauk dar aš biškį. Paskutinį. Tiksliai, gal kas nori su Mantu susipažinti iš mergų? Ne merga, gaila. Ne, Hebra, gerai, girdat, iš prikolinom varau į pardenę, jau uždarys. Davai, maladės. Iki. Davai. Davai, gerai.